Fiksuoja rekordus, bedarbių 192 tūkstančiai, o laisvų vietų kelios dešimtys tūkstančių, tačiau nėra reikiamų specialistų. Pasirinkimo metas. Baigę egzaminų sesiją, abiturientai turės atsakyti į dar vaikystėje užduotą klausimą. Kuo nori būti užaugęs? Specialybė iš tikrųjų, kalbant su moksleiviais, yra pasirinkti labai sudėtinga, nes moksleiviai labiausiai susikoncentruoja į egzaminų rezultatus ir tada jie žinodami savo rezultatus, jie maždaug pagal juos ieškosi, į ką gali stoti, pasižiūri rezultatą, konkursinį balą ir tada jau labiau orientuosi į specialybę. Yra tik labai siaura moksleivių dalis, kuri jau žino dar prieš laikantis egzaminus, kur jie stos ir nepriklauso nuo jų egzaminų rezultatų. Moksleiviai jau gali nuo birželio 1 pildyti pareiškimus į norimą studijų programą, bet kol dar jie nežino tam tikrų rezultatų, gali viskas koreguoti, nes, kaip ir minėjau, nuo rezultatų priklauso, kokią specialybę jie pasirinks. Kasmet didžioji dalis moksleivių pasirenka humanitarinės pakraipos specialybės – kalbas, teisę, istoriją. Pasak pramonininkų konfederacijos, kai kurie universitetai iš karto turėtų pasakyti būsimiems studentams, kad baigę studijas jie darbo negaus. Nors dalis moksleivių tai ir žino, vis tiek mieliau renkasi aukštąjį mokslą nei profesinį parengimą. Aš manau, kad pirmiausia valstybės politikos problema ir pirmiausia tai lemia tai, kad mes neturim gero profesinio orientavimo. Mokykloje tenka dažnai skaityti moksleiviam paskaitas. Mokykloje mokiniai nežino, ko jie bus ir jų visą apsisprendimą lemia tai, kai jie mato išoriškai. Kavinės, parduotuvės, teisininkai, politikai, kurie daug uždirba, energetikai dabar atsirado nauja kryptis. Tačiau jie visiškai neįsivaizduoja, ką daro pramonės įmonės, ką daro paslaugų įmonės, arba įsivaizduoja labai miglotai ir yra prisikūrę daug mitų. Jau antram kurse IT studijuojantys studentai, informacinės technologijas studijuojantys studentai, jie turi darbą, bent jau turi darbo pasiūlymus. Biotechnologai, apskritai visų specialybių technologijos specialybių studentai nesunkiai šiandieną susiranda darbą, paklausa yra labai didelė, ypač matom didelę paklausą maisto pramoniai, tekstilės pramoniai, kur atlyginimai yra tikrai pakankamai geri ir tekstilės įmonės laužo mitus, kad tekstilės pramoniai neįmanoma užsidirbti, technologai gauna kelis kartus viršijančius Lietuvos atlyginimo vidurkį atlyginimą. Darbo rinkos specialistai sako, kad dabar itin tinkamas metas ieškoti darbo. Darbdaviai ieško 3 kart daugiau žmonių nei prieš porą metų. Tiesa, humanitarams vilties maža. Trūksta kvalifikuotų darbininkų ir specialistų, vairuotojų, programuotojų, inžinierių. Darbo skelbimų skaičius yra išaugęs maždaug 3 kartus. Tai galima sakyti, kad darbdaviai 3 kartus daugiau darbuotojų ieško šiuo metu negu prieš 1,5 metų. Taigi tiesiog padarius tam tikrą žingsnių skaičių ir atsižvelgus į tam tikrus patarimus, tikrai galima gauti darbą šiuo metu. Daugiausia CV gauna tie darbdaviai, kurie ieško klientų aptarnavimo specialistų. Taipogi į vieną iš didžiausių, paklausiausių, iš tikrųjų žiūrint iš darbuotojų pusės, patenka teisės sritis, taipogi pardavimų sritis, žiniasklaida, viešieji ryšiai. Situacija Lietuvoje per porą paskutinių metų yra pagerėjusi ir tie netgi, kurie turi darbą ir turi neblogas sąlygas, šiuo metu irgi žvalgosi tinkamesnių darbo pasiūlymų. Tai pastebim tokią tendenciją, kad ne tik tai tas, kuris yra bedarbis, kuris galbūt ką tik baigęs mokslus ir gavęs diplomą ieško darbo, bet vyksta rotacija ir jau tarp esamų darbuotojų. Iš 192 tūkstančių registruotų darbo biržoje apie 40% dėja neturi jokio profesinio pasirengimo. Dalis neturi praktikos, apie 25% yra tų asmenų, kurie jau daugiau kaip 12 mėnesių yra be darbo ir patekę taip vadinamus ilgalaikio nedarbo spąstus ir tiem žmonėm be abejo yra sunkiau prisitaikyti naujoje darbo vietoje, todėl problemų darbo rinkoje ir darbuotojo paieškoje iš tiesų yra nemažai. Daugiausiai laisvų darbo vietų siūlo darbdaviai iš paslaugų sektoriaus. Tai yra apie 55% visų įregistruotų darbo pasiūlymų yra būtent šiam sektoriui. Tai yra akivaizdu, kad šio sektoriaus profesijų atstovai, tai yra ir pardavėjai, ir viešbučio personalas, ir vyrėjai, padavėjai, barmenai ir panašių profesijų atstovai yra labai pageidaujami. Taip pat transporto įmonės labai dažnai ieško vairuotojų, tarptautinių pervežimų vairuotojai yra ta profesija, kurios mums Lietuvoje šiuo metu labai trūksta. Taip pat dažnai yra prašomi vairuotojai, ekspeditoriai ir panašių profesijų atstovai.
Lietuvoje aukštąjį išsilavinimą turi apie 74% gyventojų. Pagal šį rodiklį lietuviai vieni labiausiai išsilavinusių Europoje. Tačiau pavyzdžiui 90% suomių pirmą stoja į profesinės mokyklas, o tada į universitetus. Lietuvoje visiška universiteto apgultis. Niekas profesijos mokytis nenori, tačiau dalis studentų negavę darbą susipranta. Praėjusiais metais 800 studentų baigusių universitetus iš karto įstojo mokytis į profesinės mokyklas.